Senelis parmainęs ponus į darbininkus. Kitą kartą buvę labai daug ponų. Vieną kartą žmogelis pjaunas javus, o 5 ponai visi su kančiukais prisistoję stovi, bara ir muša, strajyje, kad skubi tuos kuo greičiau. Eina senelis pro jų šalį, tie ponai jo klaus. Pasakyk mums, seneli, ką mes turim daryt, kad tas kaimas šmoc, mužiks, nespėj mums duonas uždirbti, kad į kaip mes jį raginam ir mušam. O tai padarykit, jūs visi 5 stokit prie darbą, o jis viens lai būnant jūsų ponų, tai jūs geriau išsimaitysite. Šiaurės Lietuvos pasakos surinko Matas Lančiauskas, paskaitė Sofija Jonaitytė. Senoliai sakydavo, kūčių vakarą negalima pyktis, kas susipykė, tur taikytis, bu nesiseks gyvenime tiem, kad repykstas. Kai bus per naujus metus, tai bus ir per visus metus. Jeigu žiemą labai šal, norint, kad šaltis sumažėtų, reiks suskaityti 12 plikakakčių savo kieme. Jeigu suskaitysi lygi 12, tai tas šaltis įsproks. Jeigu žiemą varnas tūp pačio medžio viršūnė, pradės šalti. Įvairias patarlės priešočiai, iš Joniškio apylinkės, užrašė Julius Čiuta. Patarlės. Apgavo kaip žemaitis, 2 užveina pardavęs. Su senu kaip su kelmu. Saugo kaip akį kaktoj. Kiekvienam ponui uzbona, o man nė viena. Lietuvos tautosakas archyva rinkiniai užrašyta Damelių kaime. Apie žmonės į jų darbus. Šunį palikė, kiaulas papjovė, arklį pardavė, katins pats sau gyvena. Kai žmogus ūkiai susimažint, taip šneka. Suspės meda po nedėlį 6 dienas. Saka, kai nenori skubintis. Belski tiek, kai garsiai belsi, sakys, matai kaip tie dirb. Taip juokauja stogą kaldami. Pasakęs Stasys Vytautas Urniežius, gimęs Linkaičiuose, užrašė į paskaitę Rita Urniežiūtė.